Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip reikia pasidaryti automatinę kepyklėlę. Tai vūt, pradedam. Reikia va tokios sienos, nesvarbu iš ko ta siena. Reikės krosnės, često, piltuvo, nesvarbu ką čia kepsite, ar bulvės, ar ką, anglies reikės būtinai. Tai vat reikės padėti šičia skrynią, po to reikės padėti piltuvą, po to tą krosnį, dabar dar reikės, dabar čestą ir reikės padėti piltuvus. Tai va, įdedame čia bulvių, šičia įdedame anglies. Tai dabar palaukime, kol iškeps. Ne visos čia. Ir beje, jeigu norite, kad būtų daugiau tokių pamokėlių, spauskite laiką ant šitą video. Tai gal jau iškepė. Va. Čia, žodžiu, įdedate į šitą čestą, pereina per piltuvus, nueina į krosnį, krosnį iškepa ir per piltuvus pareina į čestą iškepusios. Va. Tai va, šiam kartui tiek.